Nu ką, labas ralis. Tai pagaliau prasideda large sezonas. Šiandien ralio Aukštaitija, man namų ralis. Nes, kas nežino, tai esu kilęs iš Zarasų. Tai dabar jau buvau iš pat ryto štabe, nes reikėjo ten administracinę komisiją kelių ekipažų pafilmuoti. Tai buvau pamiršęs tiesiog apie kamerytę savo, tai nieko nenufilminau iš ten. Bet realiai ten nelabai buvo ir ką filmuot, tiesiog tokie bendri dalykai. Tai dabar iki serviso, ten šiek tiek ir į testinę grįšiu ruožą. Visai pamiršau, kad turiu va tokį lipduką. Tai reikia užsiklijuoti prie kitų. Va, manyčiau, kad prie įsiemas pats tas bus. Aiškiai pavalyta, aišku, reikėtų su kokiu nors popiergaliu, bet neturiu dabar. Ja. Va, gražus. Beje, šito lipduko metus laukiu. Nes prašiau praeitų metų dar Visagino ralį, bet tuo metu jau jie nebeturėjo, tai teko laukti šių metų. Gerai, tai dabar važiuojam iki serviso, kaip sakiau, ten pafotkinti, pafilmuoti ir manau jau pagal laiką judėsim į testinį greičio ruožą. Šių metų pries pakavukas lygiai toks pat kaip ir praeitais metais, tik skaičius metais skiriasi, tai gerai, susitinkam jau servise. Nu tiksliau netoli serviso. Baisiai toli reikėjo važiuoti, šiaip nežinau, čia gal už kūrą reiks sąskaitą pateikti, nes kiek čia 5 minutės važiuoti. Tai toks automobiliukas stovi. Žinot, kieno čia? Taip, čia Karolio Raišio. Tai panašu, kad jisai bus kaip nulinis ekipažas, kaip praeitais metais važiavo Lazdijų ralyje. Taip pat, manau, ir čia bus. Taip pat, kas neįprasto, tai šiais metais įvesta tokia naujiena, kad per testinį greičio ruožą su tam tikrų automobiliu bus vežamas vienas iš spec svečių. Šiemet su Karoliukai. Ką reikalų ministerija? Dirbam, laukiam. Rūkam. Teisingai. Rūkam. Labas. Aromas, seniai. Tai va, sauga jau pasiruošus darbui. Dabar užeinam į štabą. Labas. Šitą Aurelijai bus? Tai tokius gražius taurės šiemet. Reiks pasiimam biškį atsigerti vandenuko. Einam dar. Labas Viliau, vėl. Labas, Nikitukai. Kaip sekasi? Vyksta. Kiek šiam raliui užsiregistravo medija? Apie 30, bet dar tikrai ne visi užsiregistravo, nes ne visi tą dalyką padaro. Tai aš manau apie 40. Koks pačiam planas? Trūkus minutai. Tu kviesk juos, kad liečia prie to, kad liečia paklodė ir kalbink, Dakaro laimėtojas. Atvyko, Eik ne mane filmuoko, Karolį. Aš su... Taip, Karolį. Eik pakalbink. Karolį, atsistokit čia, kad liečia prie tos senelės ir šitką pakalbink. Labą dieną. Prašau, toj sekundę. Jau parkas auga po truputį, jau net ne po truputį, jau sparčiai jisai auga dideliais žingsniais, tai štai ir Samsono per brūkšnelį Nedo Radišausko emkė. Dabar
einu dar prasieit, nes parkas šiaip belin kokio dydžio turėtų būti pagal viską. Bet šiaip gaila, kad nėra dar ekipažų, jie dar visi susirašymuose, nes susirašyti reikia 118, man atrodo, kilometrų, kosmosas kažkoks. Ir tai reikia padaryti vos ne per pusdienį, nes 14:30 jau reikia ruoštis važiuoti į tiestinį greičio ruožą. Labą dieną, ponai. Sveiki, sveiki. Kaip nusiteikimas prieš namų ralį? Kol kas puikiai, dopai labai sunkus ganėtinai. Tramplinų nemažai, tai reikės padirbėti. Stelmužį susirašinti, sakė, jau pavargo. Nu jo, biški sunku persėst iš vienos kokpito pusės į kitą. Aš manau, jam lengva. Sakė, sunkiausia yra šitą peštuką laikyti. Tai viskas gerai, dopai gerai važiuojam, dabar tikrintis gražutę, salaką ir jau bus prie pabaigos. Ok, lauksim startį. Galim GPS suskeisti. Galiu filmuoti, čia viskas, kas vyko nuo mūsų mašinos. Tie mechanikai, bairistai. Tai dabar išlydėjom Rocho mašiną. Ką, žinoma, sakyčiau, kad jis šeitą. Nu šeitą, techninė patika. Dabar keliaujam dar prasieit po servisą, susižiūrėti mašinas ir blemba, kiek šiaip dabar valandų. Man įdomu pasižiūrėti. Dabar 1 valanda, tai realiai dar kokią valandą čia pavaikštau. Šiaip da būtų baiką kažkur nuvažiuoti pavalgyti. Ir keliauti su jau išeiti į tiestinį greičio ruožą. Tenais nežinau dar plano tiestinio, ar iš pradžių starte pabūt ir tada kažkaip keliauti iki posūkio, ar iš pradžių iki posūkio nueiti ir tada grįžti startą. Šiaip jaučiu darysiu antrą variantą. Gal aš pirmą. Nu dar nuspręsiu. Pasižiūrėsiu pagal laiką, kaip spėju. O! Kas yra? Kas yra? Paklaus, kas bus? A kas bus? Niekas, sukinėsimo varžytis. Va šitam? Taip. Kaip mašina? Gerai. Naujus kaladėlės sudėjau, tai stabdys. A, jau stabdys. Stabdys. Bet už BMC vis tiek blogiau. Nežinau. BM... Iki technikinės važiuosiu, pažiūrėsiu, kaip traukia. Va, teisingai. Kokie planai sezonui? Da toli, iki kitų varžybų. Kaip bus, žiūrėsiu. A tai kas dabar Tauragė? Tauragė? A Jėzu. Nu tai vidurys vasaros. A Jėzu. Spėsiu ir pamiegoti, ir pailsėti. Bet ar mašiną spėsiu surinkti, nežinau. Nu tai mašina kaip visada, naktis prieš startą, ne? Ne, pas mane taip nebuvo, da, kol kas. Ai. Nu tik tai plungiai ten biški. O, kas ten buvo? Ai, nu tai jau per varžybas. Nu ten jie. Kitaip. Tai va. Tai ko, laikas tirpsta po biškį, liko iki tiestinio uždarimo valanda lygiai. Nežinau, dabar tikriausiai reikia eiti kažkur pavalgyti. Arba pakeliui išsuksiu į Hezą, nes pakeliui bus. Dabar man dar reikia, ko čia per lounge'as. Dabar man dar reikia sulaukti. Ne, iš pradžių parašyti, ar verta jų laukti ar ne, kad pasiimti intervus. Jeigu neverta, tai tiesiu mašiną ir trauksiu jau link tiestinį. Ok, tai atvykom į tiestinį greičio ruožą. Atvykom. Medija renkasi. Gavai bar dėl parkingo. Jo.
Dar paaugai per žiemą. Tu maros Arba aš susitrauk. Gali būt. Taip su dirbai. Nuliniai ekipažai jau pradėjo rinktis po truputį. Tai dabar kur trauksit, ponai? Išigdavau. Lekiam. Gerai. Susmatysim su jumis. Gavai tekstą, ne? A mes lekiam iki kažkurio posūkio. Atvažiuoju. Aha. Ir aš kaip tik galvojau, kad čia šitoje vietoje kažkas bus, nes mes kaip tik atėjom. Nu tai kuo? Dėstinis beveik baigęs. Kaip tau? Va. Buvo biškių vaizdų. Pavyzdžiui, 0,3 nusirašė, tada kažkas broliam Buividam. Bet kiek žiūrėjau, tai ten elektros gedimas, tai ten tikiuosi susitvarkys iki rytojaus. Dabar traukime iki mašinos, iki štabo, pasikraut viską ir laukt atidarimą. Ovidijus Vaštakas, šiemet važiuojantis Large 9 įskaitoje ir besivaržantis už 10 000 eurų premiją, kurią visai neseniai paskelbė Lasvas. Mano manymu, jis yra vienas iš favoritų. Taip pat ten varžosi Garbuzas, Stašaitis ir dar daug dalyvių.
Giedrius Notkus. Kažkaip girdėjau, kad jis turėjo būti išbrauktas, bet pasirodo važiuoja. Iš kėbulo sprendžiu, kad čia Latvių Corolant Janzems automobilis, kuris anksčiau priklausė Rokui Steponavičiui. Pats Rolandas, jeigu čia automobilis važiuoja tikrai gerai. Tikrai gerai. Ojoj. Pikta MK atvažiuoja. Na, štai čia Nedas Raidašauskas su Martyno Samsono MK. Na, pabiškiai auga tempas. Pats Nedas tikrai ilgai važiavęs su savaja MK, kuri dabar pas Apočkiną. Ir irgi demonstravo tikrai gerą tempą. Gal pabandom pastum? Arba iš vis va prie teisėjų. Davai. Kooperatorius. Ką filmuojam. Smagu būt žiūrėti ralių iš aukštai. Galiu pasakyti. Teisingai. Niekur eit, žinai, ten. Aha. Ten nueini tą vietą. Alegi protingas senas? Žodžiu, senam žmogui skauda kojas, reikia va išsimankštyti, nes tirpsta koja. Pasitaisykit tą patogą. Nematau smakro tavo. Bet tikrai galva nemaža. Taip, aš visą laiką turiu problemų su kalnais. Kai mocų reikia virkti. Kaip sekasi? Nevažiuoju mašina. A kas yra? Hmm? Kas yra? Nedirba cilindras. Tai va. Tokie reikalai. A saka, nedirba vienas cilindras, dirba tai gražiai. Tiku dabar suskraunam daiktus mašinan, pastatam patarkės krautis. Įjudam iki serviso. Tenais nežinau, jaučiu pafotkinsiu, gal intervius reik paimt. Ir laukiam starto arkos. Kaip eismas? Aфигенnas. Žmonių nėra, mašinų irgi nėra. Visi kultūringi, mandagus. Tai va. Svarbiausia. Kaip sekasi fotkint? Gerai, laukiam. Nu, nesudaul. Tai va, ne veltui dėl nulipdus.
Tai dabar atvykom jau vėl į serviso zoną. Setupas paruoštas. Dabar einam pasiimti intervų pagrinde, kol dar laiko yra. Tada vėl prasėti pro serviso zoną ir laukti man su tais apdovanojimas starto arkos. Gal dar pafotkinsiu kažkiek, bet pagrindas tai filmavimas šiam raliui. Ne, bet žiūrėsiu pagal situaciją, kaip kas. Labą dieną. Kaip apsauga, Belia ką veiksmas šiandien. kaip sekasi? Galėtų šiaip ir daugiau mašinų važiuoti, labai nuobodu sėdėti. Gerai, gero sėdėjimo. Jo. Dabar, kad ir jau turėtų greit būti starto arka, vis tiek labai mažai mašinų. Stebėtina. O dabar... Gerai, dabar žinau, kur stopka yra. Ir dar reikia pažiūrėti čatus, kas manęs dar prašė padaryti filmų. Šita dalis turi per apatinį ištekėjimą. Labą dieną. Sveikas, labai graži maika tavo. Trečias gal teisingiausias. Paskutinį etapą, kuris vyko būtent čia, būtent Rally Aukštaitija. Jau buvo užsitikrinę absoliučius Lietuvos čempionų vardus ir čia nevažiavo. Girdėjau, Vaidotas sakė, kad Zarasų krašte jis nestartavęs 5 kovos. Stefanavičiaus, Grisevičiaus, Mašausko, Žalos, Vaidotas Žala ir Ugnius Vainevičius. Kokia diena, ar sudėtinga, ar Vaidotas Žala sakė, per 5 valandas susirašėm. Svetinis. Klubo atstovai Andrius Grigaitis ir Mantas Elsbergas. Tadas ir Tomas Pupeikiai. Ne, Subaru Impreza. Tai Tadas ir Tomas. A tai kur jūsų? Norite aš jums nuvažiuoti? Atsargiai. A tai kur automobilį padėjo? Nu man, padėjo raštus, padėjo Motorėlis ar pakava? Ar kažkur ten giliau paprašiau, bijau klausti. Ne, reduktorius turėjo, tai įsisprendėm 2000 eurų. O, tik pirma diena beveik baigta. Pagaliau. Lemba kaip iš. Nuo pat ryto aš pramegojau biškį adminkę, tai lemba biškis nervau ir taip galvos visą dieną skauda. Tai dabar pasiimam iš Garbuzo interviu, iš Grikienio interviu ir varom namo miegot pagaliau. Gerai, tai planas biškį pasikeitė, bet nedaug. Tai šiandien kol kas rally finish beveik. Radau pasažyrą savo. Sveiki. Tai dabar paprašė ir mano iniciatyva biškį buvo nuvažiuoti iki Gražutės ir pabandyti surasti šoninį prie tikrai massive jump'o. Jeigu pasitvirtina tas keliukas ir kad tikrai netoli, tai planai keičiasi. Nežinau kaip ir kiek keičiasi, bet keičiasi, nes tikrai varysiu tada ant jump'o. Ir bus matyti, kaip ten kas. Kiek čia dabar nuo maršruto iki namų nukrypsim gal 30 km
bet pažiūrėsim gražutę. Ok, tai prasivažiavom. Jaučiu pasikeičia planas, nes atradom belenkai didumo džempą. Beje, dar gavau lipdukų. Rally Aukštaitija ir Miami Rally Team, ar Racing Team, nežinau. Tai dabar užsiklijuoju. Nu, Aukštaitijos tai čia prie Visagino, nes panašus dizainas, panašus dydis, tai... Op. Opa. Nu, biškai kreivokai, bet... Nu, aš ne perfekcionistas. O Miami, tai čia nais. Keliaus prie ralio draugai, Nikitukas, Krebždacys ir Motorsport Ukmergėje. Jo. Tiksliau keliaus... Va, čia nais prie ralio draugų. Blemba šiaip. Oho. Stiprus lipdukas. O. Gražumėlis. Tai dabar jaučiu planas pasiimt daiktus, nuvaryt namo, pasidaryt, nu, pasikraut viską iš pradžių. Ja, ir eit miegučio. Ir tikėtis, kad vėl nepramegosiu kaip šiandien atminkęs. Labas rytas. Antroji ralio diena prasideda. Numesk. Žodžiu, antroji ralio diena prasideda. Dabar biškį anksčiau važiuoju, pajudu iš namų, nes taip pasikeitė planai, tai galvoju, reikia anksčiau užsidaryti vis tiek reikia, tai kad vietos mašinai surast, kad būtų laiko vis kamerą susidėti ir panašiai. Tai dabar važiuoju iki Viedos, papusryčiaut, kokios kavytės pasiimt ar kokio karšto šokolado ir jau judėt į greičio ruožą. Nes šiaip pats įvažiavimas į greičio ruožą yra vos ne pačiame Zarasų mieste. Tai jeigu ką, tai netoli. Tai va, dabar pakalbėsiu apie dopą, kuris nusimato. Tai yra legendinė gražutė, netgi ilgesnė jos versija. Praeitais metais jį buvo priešinga pusė, tai šiemet, mano manimu, šio metų konfiguracija yra netgi žiauresnė. Nes tenai ženkliai daugiau aklų posūkių, tramplynų, posūkių per tramplinus netgi, sakyčiau. Ta pirmoji dalis praeitais metais buvo kaip testinis greičio ruožas. Nu, jis toksai daug vingiuotas, labai skiriasi, labai daug kalniukų, žodžiu. O šiemet mano vieta yra 7,5, man atrodo, kilometrų nuo starto. Tai jeigu skaičiuot tai, kad aš atvažiuosiu nuo miesto pusės, tai čia gal kokie 4 ar 3 kilometrai. Va taip va. Blemba šiaip. Visai neblogai, kai namų ralis. Nereik čia niekur anksčiausiai keltis, važiuot kažkur už 3, už 4 valandų. Bet čia šis ralis ir mini rali Dusetos. Taip bus. Nu dar Rokiškis. Nu ir Ukmergė ne per toliausiai nuo Zarasų. Tai. O iš tolimesnių, tai gal Tauragė, Šila, man ten jungtinės etapas. Tada Mažeikiai, kurgi be jų. Kelmė ta pati. Iš Miniuko. Dabar tiksliai nepasakysiu, neprisimenu viso kalendoriaus, tai... Nu žodžiu, planas kuo daugiau nuvažiuot, kuo daugiau pamatyti, kuo daugiau nufilmuoti ir parodyti jums. O dabar, kaip sakiau, judam iki Vietos.
Ok, tai dabar jau atvažiavom į dopą. Kamerą vis spėjau nusinešti į vietą, bet dar neįjungiau. Na, panašu, kad mano kamerai tai pamažu ateina galas, nes jau pradėjo neskaityti dangaus, mėlynas fonas. Tai reiks nežinau, ar sezono metu, ar po sezono nuvežti į taisyklą, vis tiek jie reikia praplaut visą, nes ten yra ir stiklo likučių, ir smėlio, ir ko ten tik tai nėra. Ten nenustepsiu, kad nauja gyvybės forma atsirado. Tai dabar keliauju ant tramplino. Dar nežinau, kur būtent stovėsiu, ar ant viršaus, ar tenai kažkur. Nu, jis čia toks. Turėtų šiaip mest. Nes, kiek žinau, tai labai didelė dauguma žiūrovų važiuos vis tiek ant to tramplino, kur prieš daug metų, kai dar vyko 300 ežerų ralis, nusirašė Evo 10. Na, mes bandysim čia. Laimę. Aš nežinau, turėtų mes. Nu, nes jisai vis tiek atrodo toks bike. O man atrodo pažįstama chebra sėdė, jeigu neklystu. Kur apsauginiai dingo, nes apsauginiai tai tikrai pažįsta. Šiaip įdomiai, kad į šitą pusę sudėjo metras, nu čia gal žiūrovui čia sėdėtų. O, sėdi du. Va, bus jom. Atimsiu, tai GoPro šitą. Eik, tu atiminėt. Pagirdi, tai ką akreditaciją atimsiu. Taip, tai jau pravažiavo pirmi du safai, tiksliau organizeris ir safas. Tai pats metas nueit įjungti stovinčią kamerą. Pačiam grįžti atgal. Dar reiks paprašyti saugos, kad pažiūrėtų kamerą. Jeigu netyčia nukris, kad pakeltų ir panašiai. Dopas nusimato, kiek čia, už 20 minučių turėtų prasidėti, ne? Oi, už valandos. Nu, biškį suklydau. Tai už valandos prasideda tiek 7 su 0 ir 7 6 ar 7 dalyviai. Kaip stovisi? Tai va. 7 dalyviai. Tai čia maždaug valanda su biškiu. Maždaug valanda 15 gryno važiavimo. Tada, dabar neatsimenu, man atrodo, 2 valandas tarp dopų startų, tai bus pusvalandis iki antro greičio ruožo starto, antro važiavimo. Tai nueisiu pakeisiu batarkę, pažiūrėsiu, gal reikia kortelę pakeisti. Tada pastatysiu kraut kameros batarkės, nes irgi jau bus bent vieną tai tikrai išsikrovus. Na ir tada bus matyt pagal situaciją, kūtį dar reiks padaryti. Dabar šiaip biškį ankstokai uždarė dopą, nes aš 7 km nuo starto, o lygiai be 15, kuomet pagal... Ai, ne, atsiprašau. Saugas sakė, kad 10 minučių paankstino uždarimą. Nors kažkaip aš to niekur nemačiau, tai gerai, kad anksčiau specialiai atvažiavau. Tai va. O dabar nebedaug šiek liko šiandien keliaut. Nu čia toksai ale posakis, kad kažkur toli nereikėtų vaikščioti.
kad papildomai kampas būtų. O pasistatė jaunuolis apsauginį žmonių atsirado. Nebus taip liūdna vienam. Atvykau jau iki tenais, iki to džempo nelaimingojo Lenkam. Kelionė labai įdomi, kol bandžiau prasilenkti su Land Cruiseriu vos, tiksliau netgi buvau pakibęs, bet išvažiavau. Tai vos nereikėjo kviesti pagalbos kelyje. Nežinau, kaip aš jam čia pasakyčiau, kur aš esu, bet ačiū Dievui, viskas tvarkoj. Tai dabar puškoju iki tenais, iki džempo. Na, dabar bus prikolas, jeigu aš atvažiavau čia ir praeitoj vietoj kažkas nusikočios. Va čia tai bus fiasko. Nes kol kas Ralio Aukštaitija su manimi yra 2-0. 2 krešus jau praleidau. Kažkaip taip. Ralio finish, nu kaip ralio. Tik tai 2-5 dopas pasibaigė, dabar einam iki automobilio, skubam iki serviso, pasiimam intervus, pavalgom ir lakėme 7 dopą. Ta. Ok, tai dabar atvykom į serviso zoną. Nu gerai, į Zarasus. Dabar planas jaučiu, užsuksiu greitai į štabą. Nežinau, ką ten man reikia, bet šiaip užsuksiu. Tada pavalgyt reikia varyt paimt. Kažkur pavalgyt ir varyt savo darbus daryt. Pala, dar reikia baterkį paimti vieną. Jo, man kitas daro. Žodžiu. Labą dieną. Pardon. Taip, neišgirdau Ką klausimą. gerbiamas medija administratorius? Koordinatorius, atsiprašau. Koordinuoju informaciją realiai. Buvau užbėgęs tik į servisą intervus paimti po 4 greičio ruožo, bet šiaip va, įkrito nuotraukos, įkrito video, įkrito dar kažkas, va, matai kaip rodo. Tai kol čia po visur sumėtai, po viską padarai, tai taip ir tas vaikas labai greitai bėga. Dar pagauni kokį čia sportininką, pasiklausiu, pavyzdžiui, tai na, jo, Tai, faina. Bet norėčiau būti greičio ruožas. tai vis dėlto kiek medija atstovų? Liko vienas presas iš 40 ar 50, jau nebeatsimenu. Tai konkurencijos netrūksta, žinot, reikia dirbti. Okay. Bet va šitų liko. O tai kaip tų neliko šitų? Matai, žmonės normalūs, susikooperuoja, Nu. sulenda visi į vieną autobusą, nevažinėja po vieną, o tu vienas važinėjai. Žinoma.
Na tai va. Čia aš specialiai, kad žiūrovus iki mašinos padmest. O ne? Taip. O kiek jums užpaim po vežimą? Komercinė paslaptis. Na, gudročias, matai. Tai va. O, darbo atsirado. Duokit, nufotkinti. Stokit. Oi, tiksliai, lemba, aš tavo užsirakinti. Mano užsirakinę. Gerai, greit, pas mane pažiūrim. Viskas, dėkui. Mano užsirakinės. Ką merginos? Ruošiam, žodžiu, pildom atsargas. Kaip darbas? Puikiai, super, labai patinka, labai gera atmosfera. Visi geros nuotaikas, visi su šypsena. Skanus gėrimas, puikus ralis, nuostabus zarasai. Taip, labai smagu. Gerai, gero darbo. Ačiū. Pala, turit vieną kokį laisvą žalią ar geltoną? Turim. Prašau. Ačiū. Va, pagrindinis šio ralio rėmėjas. Čiau. Opa. Ai, tiksliai, taigi karmytas. Visai pamiršau. Tai va, sutikom baterį merginas. O, labą dieną. Sutikom baterį merginas, kurios čia nešioja ir dalina visiems atgaivinančius gėrimus. Tomas Žemaitis su Šturmanu grįžta į servisą. Šiaip ganėtinai keistai, kad aš viską laiku spėjau, nes dažniausiai jau praktiškai dažniausiai būna atsitinka taip, kad jie jau vos ne išvažiuoja į uždarą parką, o aš tik tada grįžtu į servisą. Ne, iš vis pagal planą aš turėjau atvaryti dar prieš atsidarant servisui. Bet kadangi pasikeitė mano planai su greičio ruožais, tai ir laikas pasikeitė. Tai kažkaip taip. O! Blemba kažkaip. Gal dažniau reikia taip daryti? Daug chebros sutinki. Va, sutikom draugus mano. Nesenai susiradusius. Tai hebra iš Samsono hebra iš Utenos. Aštriai palaikantis savo ekipažus. Gaila, kad jau vienas iš jų klubo narių pasitraukė iš šių lenktynių, buvo būtent Adomas Kepalas su savo naujoju bolidu. Būtent, o tiksliau, Justos Imaškos kompaktų. Tačiau tai yra ralis, tai yra neišvengiama, avarijos yra neišvengiama ralio dalis, ką mes galėjom pastebėti su Aleksandr Terlecki antrame greičio ruože, kuomet žmogus matyt nežinojęs tramplino istorijos, tiesiog parėjo dugnais į džempą ir kaip ir. Labą. Tai kaip nulinukam sekasi? Kas Kėdainės buvo? Gal kiek padauginu paveiksliuką paspausti. Oho. Na, pasitaiko.
bandom įsitaisyti, ar tai? Nu, 3 Kėdainių ralių suvažiuot. Kas čia? Jo, iškart visų metų. Kaip šiaip reikalai? Gerai, labai stengiamės daug nespaus, kad nerizikuot. Nes čia tikrai labai greiti, daug tokie labai pavojingi. Tai galvojam geriau ramiai. Ant tramplynų irgi visur užsirašė, kad nespaus, nešok. Ir gražiai stengiamės. Teisingai, taip ir reikia. Tokia nulinukų užduotis. Gerai, netrukdau, ilsėkit. Iki. Nu, ko pasakysi? Kas čia? Kokia eikės jau? Akmenų daug buvo. O, labas. Tai va, tai akmenų paragavom. Nežinau, sunkus, tas G3 mašiną nepadarėm. Trūksta kolonkės, žiauriai trūksta kolonkės. Ir labai trūksta morkų priekį. Tai šitus bandysim išsispręsti, galbūt spėsim iki kito etapo. Ir žiūrėsim, kas toliau, nu čia sezonas tik prasideda. Ai, kaip skaniai valgau. Jaučiu rimčiausias ralio valgis per 3 metus. Nes kažkaip per ralių netenka dažnai pavalgyti. Dažniausiai, jeigu spėjau kokią... Ne, dažniausiai mano valgys yra taip. Ryte pavalgau ir vakare. Bet vakare dažniausiai būna optional toks. Tai čia dabar bus išvis kosmosas. Tai sveikas, Aurai. Sveiks. Pirmoji sekcija baigta. Kaip sekėsi? Viskas okei. Turėjom tokių setupo pakeitimų, kad dabar kaip ir pirmos sekcijos antroji daly žymiai geriau dabar važiavosi ant greitų posūkių, tai pratinomės dabar prie to, o toliau jau žiūrėsim. Kaip varžovai? Varžovai dabar kaip ir visi kartu tokiam bendroj krūvoj, sakom, tarp 5 sekundžių krūvoj. Stengsimės nei jų paleisti, nei patiem pabėgti per daug, nes be intrigos nesmagu, bet jeigu jau ir pabėgsim, tai bus labai gerai. Kuo tikėsi iš ateinančių 5 greičių ruožų? Kažkiek labai tikiuosi, kad bus smagu, labai tikiuosi, kad nieko neprisiveiksim, tikiuosi, kad viskas praeis sklandžiai ir tvarkingai. Gerai, gero pakartoti. Ačiū. Tai ką jau, kažkaip laikas ištirpo. Atrodo, tiek buvo laiko, bet... Dėja, bet viskas jau reikia. Aš jau netgi biškį vėluoju, nes jau čia pusvalandis gal liko iki greičio ruožo pradžios, o aš dar centre. Man dar reikia ten nuvažiuoti, prisiparkuoti kažkur ir dar nueit. O eit tikrai toli. Taip kad žiūrėsiu, kaip čia bus. Tai, žodžiu, tokios naujienos išsikrovė GoProškę. Tai nenufilminau pusės dalykų, tai nepasibaigė. Anksčiau išvažiavau iš 10 greičio ruožo, nes nieko ten įdomaus nebuvo taip pelkiai. Dabar jau Stelmužės kely ant džempo. Čia biškį su žiūrovais pasipykom dėl saugumo ir dėl vietos. Vieni sako šoks, kiti sako nešoks. Aš po gražutės jau nieko nebetikiu, nes, sakau, man, kiek prisakė, kad eik sukas ten. Nu, taigi, visi žino tą tramplyną, nieks ten nešoks. Visi saugosis. Nešok. Kas yra? Taip. Palauk. Tu nežvenk tuoj
Tu iki tavęs išdais. Nu, vis tiek iki mašinas eina. Kaip apsauginė sekasi? Gerai. Buvo nuotykių šiandien. 0 nuotykių, bet užsipisau, nieko neveikia. Nuo kelių dirbat? 6. A, tik tai? O tai tu nuo kada dirbi? Aš? Aš nuo vakar dirbu. Na, nu tai aš irgi nuo vakar. Eik, ku tu tie vakar dirbai? Tai va, vietinė chebra Zarasų dirba. Dabar einu pasiimt daiktus. Jau čia tiesiog kameras viską į kuprinę susimetu ir nueinu ant tramplynų. Lemba, tik dabar nežinau, kaip čia dabar reiks atsistot. Man atrodo, čia Senieckio mašina. Kažkur Camaksas matytas. Jau tik S-Maxas, atsiprašau. Neatpažinau. Pagal mano nuojautą aš turėjau čia būti vienas. Bet atrado žmonės keliuką. Dabar jau tikrai rally finish. Nu, tik tai, kad liko formalumai tokie kaip apdovanojimai. Kai čia beliko kokie, man atrodo, 3 bagiai. O, netgi pašoko. Na, prasileisiu aš juos čionais. Ale. Dėl bendro vaizdo ir judėsiu jau link serviso. Taip. Gavau leidimą įvažiuoti į serviso zoną. Labą dieną. Labas. Kaip sekasi? Daug darbo? Mažai. Kiek? 3 parvežam, dabar 4. Nuvažiavo pas jį. Su išlūžusiu ratu bendras. Ai, tai visai nedaug. Nu tai neskaitant Lenkų, kad išardė visą mašiną dalį. Nu, tas Karolis Vytas gražiai. Daužvardis. Dar tu pas Daužvardį tam kažkas su varikliu, kaip rajalį. Daugiau kaip ir nieko. Dalį. Smagu? Okei, iki. O, šitą. Labas. Nu, kuo? Nieko, norėjau pasiprašyti, kad parvežtų antralą, blia, pabėgai, Stelmužis pirmas. Jo, čia vietinė Zarasų chebra. Prikolina, šiek tiek lengvai. Tai dabar, kiek čia dabar valandų? Nežinau, reikia nuvaryti iš štabo savo telefoną pasiimti. Pasirodo, aš kažkokiu būdu sugebėjau nuotoliniu būdu sugebėjau pamest telefoną, net nežinodamas. Dabar, kiek čia dabar? Ai, pusvalandis iki apdovanojimo. Majus Masonas. Lemba jau iš vis tuščias serviso parkas. Nieko nėra.
Liūdesėlis vėl Zarasam pasirodo. Bet dabar liūdesėlis iki birželio paskutinio savaitgalio. Nes, nu gerai, ne Zarasuose vyks, bet netoli. Mini rally Dusetas, į kurį labai kviečiu atvykti, nes... O Jėzau, lenkiokai, nu kaip taip? O tiem nesiseka. Nu, čia taip gamykliškai, man atrodo, nėjo. Neturėtų taip gamykliškai, bet... Arba čia tiesiog naujas ralio stilius, apie kurį mes dar nežinom. Einam prie šitų ponų prisiknys. Įdomu, kad paskui sėda važiuoja kažkas. Net suprakai. Nu, kuo? Nu, viskas labai puikiai. Man patiko. Nu, tiksliau, mum patiko. Supranti, toks raliukas labai retai pasitaika ir tiek skaudžių avarijų. Čia vat Visaginas pirmiausia buvo labai daug tų mašinų sukrita ir šiandien tie lenkai kaip tėja, tai aš nežinau, aš daug metų važinėjau po ralius ir tokią stogą nesu matęs. Taip aukštai šoka ir taip žiauriai nusileidė, tokie kulviršiai dideli, tai aišku, šturmanas ten sužeistas, vairuotojai gal biškį lengviau. Šturmaną, kiek žinau, išvežė į ligoninę Vilnių. Ten sakė, šitos srities čia sužeista, ten kažkas kaulai lūžė. Taip. Nu, kaip žiūrovam, viskas gerai, aišku, nemalonės tokia situacija, žinai, geriau, kai gražiai nušoka nuo tramplino ir išvairuoja posūkis, tai mums čia yra wow, bet kai tokias avarijas biškai kraupoka. O šiaip viskas klas. Tai dabar nusimato kuris? Kelmė? Tai dabar Kelmė, jo, bandysim į Kelmę važiuoti. Ten irgi trasos labai puikias, viskas ten, nesam ne kartą buvę, tai bus okei. Okei, susimatysim ten. Gerai, okei. Va. Kai kam sekasi, kai kam ne, nu, neveltui namų ralis. Tai... Nu gerai. Su Giedrium Notkum 2-1 kol kas. Bet ir, nu vis tik, norėtųsi pamatyti, bet ir kaip ir. Vat tau. Tik galvau įsivairiu. Nu, kaip ralis? Puikiai. Daug pamatėt? Porytė. Tai dabar apdovanojimų laukiat? Laukiam, kol grįž komanda. A, dar negrįžo? Tikrina. Ir gaitis kaip visada. Nu jo. Nebuvo ralio, kad nepatikrinti. Smagiai. Tai va. Andrius Grigaitis buvo iškviestas patikrai automobilį. Nes kažkam kyla įtarimas, kad, nu, šiek tiek per greitai važiuoja. Taip pat, kas čia stebėtinai greitai važiavo, tai Petras Šiaučiūnas, nes kai paskutinį kartą tikrinau rezultatus, tai jis Karolį Kairį krovė 3 minutės bendroje įskaitoje, nu šitoj, savo klasė. Tai įdomi čia, įdomiai. Ar vienodos klasės automobiliai. Nu bet dabar pagalvojus tą R4 kodą, kur tu jie įkiši labai. Nes R5 klasės sunkiai bus. Žemiau irgi negali. Laikrodžiai rodo 20 minučių iki ralio apdovanojimų. 91 planuojam, kad viskas bus gerai ir turėsim visus skaičiukus sufiksuotus. Visas įskaitas, kaip sakoma, yra popierius. Gerai, dabar reikia parašyti Rokui Stepanovičiui. Ojojojoj, ne, reikia tik štabo pasikrauti telefoną. Labas vakaras. Atėjau telefoną savo atsiimti. Iškeliavo tavo telefoną, žinok, nebėra. Ai. Gal turi taip silaidą? Telefoną 1%. Tu
Aš labai atsiprašau, saugat. Galima su mašina pravažiuoti? Ne. Kodėl? Galima, matot, čia uždaryta teritorija. Eikš. Ką aš čia sugalvoju? Eikš. Aš jau viską matau, kad tu filmuoji. Aš labai Nefilmuom. Aš labai noriu pravažiuoti. Negalima, kitą kartą. Čia viską tu prašau policijos. Rytoj ateikite ir viskas bus. Gerai, ateisiu rytoj. Gerai, dabar einam ieškot. Ką, žinau, kažko einam ieškot. Ieškot pažįstamų veidų, prie ko galima prikibti. Nu kaip? Su vienu irklu iki finišo. Jo? Pusę šį nulaužėm pirmam asfaltinio tramplinė tam gerai. Aš ten buvau. Jo, taip drėbėm, kad nulūžė. Bet žinok... Bet ne pusę šis jaučiu granata labai panašu. Žinok, nenoriu gėdyti, bet už notku blogiau gal 3 kartus. Nes jisai vos ne iki upelio dašokas. Mes jau bandėm taip saugotis, kad tik davažiuoti iki finišo. Nu jo, matėsi. Nes jau taip minus 2 ratai šiandien jau buvo baisu. Nu svarbu finišą. Tuo ir džiaugiam. Ten lipsit? Turėtų. Nu tai va, pavyko... Šitas ralis treniruotė buvo, tai mums išsidė. Pavyko... Apala, jūs sprintę važiuojat? Ne, mes Latvijos čempionatė. Ai. Tai mes dabar buvom Visaginę pasitreniravom, čia atvažiavom pasitreniravom ir ties to Lietuva baigėsi mūsų. Tai dabar Liepoje? Kurzimo ralį, Liepoje. Smagus kelias laukia. Turėtų būti gerai viskas. Gerai. Iki. Ieškom prie ko čia dar prikibti. Tai va, Marius Stainys. Lipsim podiumą. Volkswagen Polo Type R. Yra kviečias važiuoti prie bėgių, nes nieko nesimatė. Mano laikrodis rodo 20:59. Tai sveikinu finišavus Ralio Aukštaitija. Ačiū. Kaip nuotaikos? Geras nuotaikos, iš tikrųjų labai buvo įspūdingas paskutinis greičio ruožas ir pats iš savęs sudėtingas ir labai stipriai pasikeitė oro sąlygos, tai viskas, kas gali ralį nutikti ir nutiko paskutiniam ruože. O dar ir turėjom kovą dėl pirmos vietos klasėje, tai labai smagu. Kokios ambicijos Ralio Aukštaitija? Susitvarkyti visas problemas, kur turėjom per šitą ralį automobilio ir dar labiau atakuoti ir stengtis kuo aukščiau finišuoti tarp 2 varomų ratų automobilių. Tai va. Mes jums duosim turės, va, ateina Arvydas. Praleiskit prezidentą. Ar galite Arvydui paploti? Arvydas Petkevičius. Gerbiam merė, aš labai trumpai, kad ilgai negaištume, nes gali vėl pradėti pyti. Kaip manot, Lietuva šiandien Eurovizijai kelinta bus? 4. O, geras atsakymas, priimam. Bet ne apie tai. Mes... Šiandien čia svarbu. Jo, kažkas sakė, ne kibirai, čia cisternom pylė. Šitą greičio ruožą laimi ir taures gauna Vaidotas Žala, Ugnius Vainevičius, Nordis Team. Užlipt galima per vieną arba per kitą pusę. Čia laiptelį iš abiejų kraštų, čia lenktynininkai turėkit omenyje. Gali būti trupučiukas slidu, kaip sakoma, atsargiai. Vienas iš vieno krašto, kitas iš kito. O čia aš nesakysiu, ką Vaidas su merė, žinokit, šneka. Vaidotas Žala, Ugnius Vainevičius ir Zarasų rajono merės taurė. Ir paprašysim visus trupučiuką į priekį, mes čia esam pridengę grupės Jauti visą org techniką, kad jinai nebūtų sušlapusi. Labai norėtųsi jūsų plojimo, aš suprantu, kad skėčius reikia laikyti kažkuria ranka. Bet kas lietsargių nelaiko... Tai ką, dabar jau oficialu. Ralio Aukštaitija finiš. Sunkus tikrai ralis. Nenoriu čia labai filosofuot pradėti, bet tik iš
tiek iš šitų, iš dalyvių pusės, tiek iš žiūrovų bei medijos pusės tikrai sunkus ralis. Gerai paruoštas, nieko negaliu sakyti, geri dopai. Pamatėm šių sezono tendencijas, naujienas, o būtent 12 ralių du automobilių. Nežinau dabar, ar čia buvo jų tiek, bet tiesiog, man atrodo, prieš startą, tai man atrodo 12 buvo. Nu jau dabar 11 bus, jeigu pridėt Tomeką. Nes dėja, bet vienas iš Lenkų ekipažų nebevažiuos su Škoda. Bent kol kas. Tai ką, susirinku daiktus, varau namo, padedu viską kraut ir laukia labai linksmas darbas, o būtent atrinkti ir atredaguoti nuotraukas ir susukti va tiek va video. Taip kad nepamirškit prenumeruoti kanalo, uždėti laiką ir iki kitų kartų.